Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футбол Сан. Представляю широкой общественности первый матч 1/32 финала Кубка УЕФА 1988-1989, Жальгирис Вильнюс СССР, Аустрия Вена Австрия. Комментарий на литовском языке. Приятного всем просмотра. С уважением, Саныч. Jėgas to reikalauja, aišku, ir situacija. Sužaista jau 5 minutės. 0-0. Vilingai žaidžia Baranauskas. Gaila, Baranauskas nepamatė kairėje Viačeslavo Sukrystovo. Puikus derinys Baranauskas. Dar Baranauskas, aišku, kovos dėl kamulio. Ir šalies nacionalinės rinktinės žaidėjas. Sukristovas lystelio truputėlį kamuolys. Ketvirtasis numistais Josifas De Georgas. Olimpietis Arminas Narbekovas. Friedrichas. Puikus perdavimas, gaila, kad netikslus. Taip kovoja iki galo ir net truputėlį Sukristovas. Baranauskas. Taip, dviese ir taip, 6 Austrijos futbolininkai. Baranauskas puikiai suklaidino, pavys kamuolį ne, turėtų pavyti. Kampinis. Vietos Maradona šiame klube. Baranauskas. Puikus perdavimas, gaila, vėl nepasiseka Sukrystovoje, ta kada nesibaigė. Pankratjevas. Taip, kiek... Baranauskas. Sukristovas. Dar kartą Sukristovas. Kas gi spirs? Ivanauskas. Ajajai, kaip nepasiseka. Kaip nepasisekė nei Sukristovui, nei Ivanauskui. Realiausias kol kas momentas. Dar stebime jį. Sukristovas nepataiko pradžiai kamuolį. To dar turi gerą progą. Štai ir gražus perdavimas. Na, truputėlį gal stumtelėjo Ivanauską Manfredas Sakas, bet kada vyksta tokia kova dėl kamulio vartininko aikštelėje, aišku... Debiutuoja UEFA taurės turnyre. Taigi debiutantai dažnokai pateikia tokias nemalonias staigmenas labai pajėgiams klubams. Benjaminas Zelkevičius, Narbekovas. Reikia pripažinti, kad įvairiai atakuoja žalgiriečiai ir dešiniu ir kairiojo kraštu. Narbekovas. Nesuprato dabar vienas gynėjai. Suprato truputėlį su Austrijos klubo žaidimo. Sukristovas. Nepasiekia kamuolį Igoris Pankratjevas. Vaitkus. Suspėja Narbekovas. Truputėlį atsitraukęs, bet jau daugiau padeda saugams bei puolėjams. Sigitas Jakubauskas. Kamuolį mes į aikštę žalgiriečiai. Lieka 5 minutės. 5 minutę kansa. Na, o senasis žemynas Europą turės progos susipažinti ir su Žalgirio klubo Minskiečio, Minsko Dinamo, kai mane informuoja kolegos iš redakcijos, žaidžia su Bulgarijos. Nėra, galima žaisti Ivanauskas. Narbekovas. Techniškai sužaidė Narbekovas. Jam kelią pastoja Antonis Pfefferis. Kampinis, toks tik teisėjo sprendimas. Kampinis prie Austrijos rinktinės komandos vartų. 7 minutė. Uglavoj, varot Avstrijai. Viską padarė gerai Narbekovas, bet prityrė. Austrijos komandos gynėjai prityrė. Sigitas Jakubauskas skuba prie kamulio, Žalgirio komandos kapitonas. Narbekovas.
sužaidė Malonu, kad žalgiriečiai perėmė iniciatyvą pirmame kėlinyje, žaidžia ir toliau labai energingai. Ivanauskas, prašoka ir Ivanauskas, Robertui Tautkui nepavyko. Olimpinės rinktinės krepšininkų kapitono Valdemaro Chomičiaus nuomonė apie šį susitikimą. Valdemarai, kaip patinka, kaip žaidžia tavo bendraklubiai iš Vilniaus? Nu, kai pamačiau, kai pradėjo jie savo apšilimą, iškart supratau, kad jie neblogai yra pasiruošę. Ir paties nuomonė. Nu, vienintelis atvejis pirmam kėlinį, kad galėjo Austrija. Na, o dabar antrasis turbūt. Kampinis. Pasižiūrėkime, ko baigsis šį situaciją. Kapitonas Herbertas Prochaska, 8 numeris. Tai sutiktume, mes jau ir tarpusavėje esame apie tai kalbėję ir galvoju apie tokį turnyrą panašų. Bet aš manau, kad žalgiriečių futbolistų, kada žaisime, tada turbūt mažiau. Na, už tai įdomus momentas. Teisėjas Kimas Nelsenas parodo raudoną kortelę Austrijos klubo žaidėjui. Romas Juška tiesiog kovoja su Štereku, Austrijos komandos treneriu. Šalinamas Austrijos klubo futbolininkas iš aikštės ir vilniečiai turės vieno žaidėjo persvarą. Aišku, sunku labai, Romai Juškai, Šterekui ir Austrijos klubo žaidėjui. Labai atsakingas Kimo Nelsenų šis sprendimas. O kasgi čia buvo? Kamuolį turėjo Friedrichas. Taip, užkabino koją Friedrichui, atsakavo labai pavojingai. Kai futbolininkai sako atvira koja, pavojingas buvo šis momentas. Aišku, labai svarbu vilniečiams nusiraminti, tinkamai įvertinti šią palankėjams situaciją. Sužaista 10 minučių antrame kėlinyje. 0-0. Atako ir toliau vilniečiai su Kristovas. Tautkus. Juozas Ivanauskas. Truputėlį per stipriai. Sakas, atvirai pasakius, nemačiau numerio, taip išėjo. O būtent Sakų, kaip jūs prisimenate, buvo puikus momentas. Friedrichas! Friedrichas! Įvartis galės sporto mėgėjai. Friedricho pavardė įrašoma į Lietuvos futbolo istoriją. Robertas Friedrichas pasiekė pirmąjį įvartį Žalgirio komandos istorijoje. Tai atsitiko 15 minutę. Robertas Friedrichas 1-0, Stadionol Piridi Žalgiris. Puikus Igorio Pagratio perdavimas ir Robertas Friedrichas. Na, apmaudus įvartis. Pirmasis Lietuvos futbolininkas UEFA taurės turnyro istorijoje mūsų komandai pelnė įvartį. Aišku, visuomet įrašoma futbolininko dar vienas įvartis. Momentas. Ne, gaila, bet iš kitų vartų, iš kitos pusės. Jau panašiai kaip Alvydas Koncevičius, bet reikia dar vieno įvarčio. Aišku, lengva pasakyti reikia. Mums dabar lengviau, gerbimiai sporto mėgėjai, kartu su jumis. Kristovas. Neteisus 10 numeris Štegeris. Tai baudos smūgis, nuo varto, aišku, toloka. Apie 27-30 metrų. Sugrįžo atgal visi Austrijos komandos žaidėjai. Aišku, tikrai bus 9 metrai, ne taip kaip kartais mūsų šalies stadionuose, kai teisėjai būna ne iki galo reiklus. Kas? Friedrichas, Janonis ar Pankratė? Friedrichas. Friedricho smūgis. Šalia. Per toli, bet čia pat Robertas Tautkus. Dar vienas įvartis, Stasys Baranauskas.
Taip, išprašėme antrą įvartį, gerbėjai sporto mėgėjai. 2-0 pirdi Žalgiris. Stasys Baranauskas, antrasis mūsų futbolininkas, įrašo puikią į Lietuvos futbolo istoriją. Dar kartą šis momentas. Baranauskas, dar kartą Baranauskas. Gerai žaidė ir Valdas Ivanauskas. Kovojo visi. Aišku, labai džiaugiuosi dėl Stasio Baranausko. Persekiojo nesėkmės. Arminas Narbekovas puikiai suklaidina Austrijos klubo žaidėją. Dar kartą Narbekovas, Baranauskas ir Francas Wolfartas. Taip, nuobodžiauti nėra kada. Atvirai pasakius, senokai mes nematėme tokių rungtynių. Dar vienas momentas, koks buvo Valdo Ivanausko sumanimas. Gaila, nepasiseka. Taip, aiškiai sutrykę dabar Austrijos klubo gynėjai, žaidėjai. Na, stadiono tablo užrašas, kad rungtynės stebi 17 000, mes stebėjome dar vieną momentą. Na, o prieš tai buvo dar po to dar vienas. Tikriausiai mūsų režisieriai parodys. Valdas Ivanauskas labai efektingai norėjo. Spirti vartus. Aiškiai sutrikus Austrija, nors objektyvumo dėlį reikia prapažinti, kad jie rungtyniauja 10-ąją, bet aišku patys kalti. Baudos smūgis link Austrijos komandos vartų. 2-0, 2-0. Sukristovas. Taip, Austrijos komanda ir toliau ginasi. Nerodo jokių pastangų. Retkarčiais, tik retkarčiais bando kontratakuoti. Joje mūsų atstovai dalyvaus olimpinėse žaidynėse. Taip, aš neapsirikau, 24 metais Prancūzijoje žaidė Lietuvos futbolo rinktinė. Taigi, Arvidas ir Arminas antros tokios kartos pasiuntinė, netgi ne antros, antri pasiuntiniai olimpinės. Taip, Arvidas Janonis, matau, sėdi ant žolės. Įdomu, kas jiems atsitiko. Tikėsime, kad jis galėjo žaisti. Taip, teisingai elgėsi Viačeslavas Sukristovas. Pas Mažeikis, Arvidas Janonis, Robertas Tautus, Igoris Pankratijos, Valdas Ivanauskas, Arminas Narbetkovas, Viačeslavas Sukristovas, Robertas Fridrikas, Stasys Baranauskas žaidė aikštėje. Taip, pasigirsta finalinis švilpukas. Dar kartą sveikiname Vilniečius su puikia pergale. Sveikinu ir jūs, gerbėjai sporto mėgėjai. 2-0, 59 minutė. Robertas Fridrikas, 78 minutė.